Edukacinis vaizdo įrašas. Dvispalvės servetėlės. Priemonės, kurių mums reikės. Tai 6 vienkartinės stiklinės, 4 spalvų dažai – raudoni, mėlyni, geltoni, žali. Šiaudeliai spalvų maišyti, popierinės servetėlės ir vanduo. Užduotis. Naudojantis turimomis priemonėmis reikia gauti dvispalvės servetėlės. Mėlyną ir žalią, geltoną ir oranžinę, raudoną ir violetinę. Visas procesas turi vykti vienu metu. Tirpalų pilstyti ir iš servetėlių perkelti iš vieno indo į kitą ir servetėlių negalima. Problema. Trūksta 2 spalvų – oranžinės ir violetinės. Ką daryti? Tikslas – sugalvoti ir pasigaminti 2 spalvas – oranžinę ir violetinę. Tada turint visas spalvas reikia pasigaminti dvispalves servetėles. Taigi, ir kągi veiksim? Štai kokia mūsų darbo eiga. Paimame 6 stiklinės. Pagaminame 6 skirtingus tirpalus jose, vienoje raudoną, vienoje geltoną, vienoje žalią, vienoje mėlyną, o paskutinėje dar oranžinį. O kaip gaunam oranžinį? Raudoną spalvą maišome su geltona. Dar vienoje pasidarom violetinę spalvą. O kaip? Ogi paprastai mėlyną spalvą maišome su raudona. Vienas servetėlės galus įmerkiame į 2 skirtingus tirpalus. Mėlyną ir žalią. Kitos servetėlės galus įmerkime į 2 skirtingus tirpalus – geltoną ir oranžinį. O trečios servetėlės galus įmerkime dar į kitus 2 skirtingus tirpalus – raudoną ir violetinį. Štai kokį gauname rezultatą. Štai kokios mūsų gražios dvispalvės servetėlės. Užtrukome tik 10 minučių ir turime dvispalvės servetėlės, kurias išėmę iš stiklinių padžiausime ir galėsime naudotis.